Labas rytas. Šiandien bandysiu nufilmuoti vlogą, kitaip youtuberių vadinamą dieną su manim. Labas, Gabrieliu. Nes vakare laukia labai gražus renginys. Man atrodo, pirmą kartą toksai vyks Kempinskio viešbutyje L'Orealio Bridal Baltic. Nežinau, ar Baltic yra. Taip atvyks L'Orealio vestuvinių suknelių madų šou. Manau, kad bus labai gražus renginys, kurį labai norėčiau filmuoti. Šiaip pasipraktikuoti daugiau su filmavimu ir montavimu, nes laukiau jūsų didelio palaikymo ir susilaukiau didelio palaikymo, tai tikrai stengsiuosi nesustoti ir eiti pirmyn ir tobulėti. Taip, Gabrielė. Taip, kad diena nebūtų tokia jau nuobodi, realiai laukiant vakarą, tai sugalvojau, kad reikia pagaliau nuvažiuoti šiandien parduotuvėje nusipirkti trūkstamų rankinėlių virtuviniam komplektui, kurį manau, kad pagaliau jau baigsime. Ne? Galėsim parodyti savo virtuvę, taip? Aha, taip. Galvos net neploviau. Pasidažiau labai minimaliai. Tiek reikės iš naujo ruoštis vakarą renginiui. Taip. Tai va, reiks iš naujo ruoštis, iš naujo dažytis, tai net nesivarginau. Pabaigiau savo batistės mažą flakonėlį, vis biškį pagelbėjo, bet plaukai žiūri riebaluojasi, tai galiu susikauti. Eisime lauką? Kauką. Šviečia? Pažiūrėk, įsijungia. Einam pas tetį? Gabrieliu, kokia graži diena šiandien, ne? Grįžom namo. Akcija sėkmingai pernešk vaiką iš mašinos miegantį į lovytę pavyko puikiai. Turiu kelias valandas laisvas. Gal įsijungsiu pažiūrėti kokį serialą arba prisėsiu paredaguoti nuotraukų iš savaitgalio fotosesijos. Jau galėsiu greitai kelti vlogą, parodyti jums naujų derinių. Kartais atrodo, kad yra labai daug laiko susiruošti. Neskubi, darai kažkokius pašalinius darbus, o tada galiausiai paaiškėja, kad laiko labai mažai yra. Tai kaip ir nuplaukė šiandien mano noras nufilmuoti, kaip ruošiuosi. Norėjau nufilmuoti galbūt kaip darau makiažą arba kaip renkuosi derinį, kaip apsirengti. Tai nei aš labai renkausi derinio, nei aš turėjau laiko pasistengti su makiažu. Tai išskubėjau kaip įmanoma greičiau. Važiuoju pasimti pakeliui Alioną ir Dariją. Tai pasimatysim tenai. Tikėjausi daug labiau kažko prašmatnaus, bet... Man viskas patinka, palyginus su infekcija čia yra vau, tai kad... Ne, Nu tai taip, kas čia, kas vėrti, vis tik stovė. Čia bent jau Alionai nepasisekė tik tai jo. Nu nes daug skirtumas, bent jau mes visus kartu. Ne, realiai, jeigu aš sėdėčiau ketvirtoje, nei aš atsistočiau. Nu jo, aš tai nesistočiau. Man tikriausiai teks atsistoti, nes vis tiek atsistojusi niekam vaizdo, vis tiek neužstosiu, tai gal pavyks ką nors nufilmuoti.
renginys man patiko, fainai buvo tokiam renginiai sudalyvauti, nes senai kokiam nors fashion show teko būti. Antra, kad labai faina buvo lokacija, kamgi nepatiktų apsilankyti Kempinske. Tikrai labai faina vieta tokiam renginiui. Vestuvinių suknelių pasirodymui tikriausiai tikėčiausi gražiau arba švariau, šviesiau dekoruotos salės. Tai buvo šiandien. Tai čia turbūt tai vienintelė pastaba, šis jeigu kabinėtis prie smulkmenų. Vieta tikrai buvo labai faina. Pasirodymų buvo labai daug. Ir užtruko tikrai netrumpai, bet ėjosi tikrai sklandžiai, praktiškai nevėlavo renginys, kas irgi buvo nerealu. Apie pačius dizainerių darbus daug nekalbėsiu, nes tikrai išsiplėstų šitas video. Liūdniausia, kad aš dabar tik tai galiu prisiminti Liutauro Salasevičiaus vardą, bet tikrai ne iš gerosios pusės. Žmogus norėjo pompastikos, tą ir padarė, bet netgi ir drąsų sprendimai ir neįprasti sprendimai gali atrodyti labai kokybiškai ir labai gerai ir moderniai. Bet tą, ką padarė jisai, tai buvo tiesiog, turbūt pavadinčiau galbūt skonio trūkumu. Galbūt blogo įraše vis tiek bandysiu kažką tai papasakoti turbūt daugiau. Pateiksiu savo nuomonę apie vieną ar kitą kolekciją. Vestuvinės suknelės man jau porą metų nebeaktualios. Buvo labai smagu pamatyti, labai gražu buvo pamatyti ir atrasti kažką naujo, naujus vardus, naujus dizainerius, tiek Lietuvos, tiek užsienio. Tai manau, estų dizaineriam tikrai pasidomėsiu daugiau. Tai ačiū labai L'Orealiui, kad pakvietė. Puikus renginys. Tikiuosi, ta diena su manimi jums patiko. Dar kartą ačiū už gerą feedbacką dėl pačio pirmojo video ir tikrai manau, kad nesustosiu. Iki.